Sveiki visi mano sekėjai, draugai ir tie, kurių aš dar nepažįstu ir kas nepažįsta mane, kas pamatys pirmą kartą. Prašau išklausyti šitą video iki galo, todėl kad tai yra labai svarbu. Tai yra svarbu ne man, tai yra svarbu tiesiog vienai savęs negalinčiai apsiginti moteriai. Tai yra mano vaikų mamai, mano žmonai Aistei Eivaitei. Kodėl negali jinai apsiginti? Todėl, kad du niekšai, tai yra Vaidas Lekstutis Žemaitis ir Vygantas Kelertas, pasislėpė toli už televizorių ekranų, jie kelis metus žemino jos garbę, orumą, luošino sveikatą, taip pat skaudino mano vaikus, kurie girdėjo visą tą melą iš Lekstučio ir Kelerto lūpų. Štai pažiūrėkite į jų veidus. Taigi, šitie du išgamos, ypatingai Vaidas Žemaitis Lekstutis, eilę metų iš eilės žemino ne tik mane, bet ir Aistę Eivaitę. Ir šiandieną pakalbėkime būtent apie ją. Vaidas Žemaitis Lekstutis, tikrai žinodamas, kad jisai kalba netiesą, melavo jums įžūliai, kad Aistė Eivaitė su manimi dalyvavo mano daromuose nusikaltimus, jį apgaudinėjo ir plėšė žmonių pinigus kartu su manim. Tai yra netiesa. Vaidas Žemaitis Lekstutis jum akivaizdžiai įžūliai melavo. Jam antrino ir Vygantas Kelertas. Štai kokias, būkime vieningi, antraštės jis rašė ir pažiūrėkime dar į kitas antraštės. Deja, taip gaunasi, kad melas visą laiką eina pirmas, o tiesa jinai yra lėta ir sunkiai dasivyja. Taigi štai ilgus beveik 4 metus vyko šitos bylos tyrimas, kuris praktiškai pasibaigė tuo pačiu, kuo ir prasidėjo, išskyrus feikinių nukentėjusiųjų pareiškimų parašymais. Byla per beveik 4 metus tyrimo nei kiek nepasistumėjo pirmin, tokia ir keliauja į teismą, bet tiek to, kalba yra apie Aistę. Prieš Aistę Eivaitę jau seniausiai bet kokie įtarimai ir kaltinimai yra panaikinti. Teisėsauga prieš ją neturi jokių pretenzijų. Tačiau Vaidas Lekstutis Žemaitis ir toliau ją juodina. Tačiau kas atsitiko? Supratęs, kad Vaidas Lekstutis priėjo liepto galą ir jo melui atėjo galas, todėl kad aš jį iškviesiu į teismą ir jis turės paliudyti savo melus, Vaidas Lekstutis Žemaitis baisiausiai išsigando ir pradėjo trinti visus anksčiau apie mane padarytus įrašus. Slepia viską. Žodžiu, jisai yra panikoje. Ir aš dabar prašau visų žmonių, kurie yra išsisaugoję bet kokį jo video nuorodą ar kažkokį tai skrinšotą, kuriame esame minima mano žmona Aistė Eivaitė ir aš, kuriuose minimama Vaido Lekstučio, kad aš esu padaręs kažkokius tai nusikaltimus. Prašau jūsų atsiųsti tai man. Taip pat aš kviečiu atsiliepti visus žmonės, kuriuos Vaidas Žemaitis Lekstutis yra nuskriaudęs, apšmeižęs ar dar kažkaip. Todėl, kad aš ruošiuosi iškelti baudžiamąją bylą Vaidui Lekstučiui Žemaičiui, taip pat tą bylą ruošiasi iškelti ir Aistė Eivaitė, mano žmona, ir jis nuo šitos baudžiamosios atsakomybės išsisukti jau nebegalės. Tiesiog tai yra neįmanoma. Jo kalties įrodymų yra daugiau negu per daug. Tad žmonės, nebijokite, kreipkitės į mane, visi jo nusikaltimai bus paviešinti ir mes pareikalausime iš jo baudžiamosios atsakomybės. Taigi, nors ir iš lėto, tačiau tiesa dasivijo melą ir 28 dieną šio mėnesio Klaipėdos teisme aš stosiu prieš teismą ir pareikalausiu pakelti visus mano kalties įrodymus ir tuo būdu bus mano kaltė ir Aistės nekaltumas tiesiog
įrodyti ir mes būsime išteisinti, o kaltieji šmeižikai bus patraukti baudžiamojon atsakomybė. Tai dar kartą prašau platinti šitą video, kiek galite. Tebūnie būna nuteisti kaltieji ir nekaltieji išteisinti. Taigi ačiū už jūsų būsimą pagalbą. Iki draugai.